Labas. Jeigu žiūri šį video, tai greičiausiai ieškai kažkokių būdų papildomai užsidirbti pinigų arba apskritai susikurti tokias pajamas, kurios tau leistų išeiti iš savo darbo ir būti finansiškai nepriklausomu. Jeigu taip, tai kviečiu pasižiūrėti, skirti kelias minutės ir pasižiūrėti šitą video iki galo, nes tai gali būti tavo galimybė, tavo šansas tai padaryti. Šiais laikais daugelis iš mūsų ieškom galimybių, kaip užsidirbti papildomų pinigų ir tik tai susidurėm labai dažnai su keletu problemų arba sunkumų, jeigu taip galima pavadinti. Tai turim labai ribotą laiką, tai reiškia, kad negalim skirti arba nenorim skirti dar 8 valandų kažkokiai papildomai veiklai per dieną ir visiškai nebeturėti laisvalaikio. Antra problema tai yra, kad neturim didelės sumos pinigų, kurią galėtumėm investuoti, arba nenorim to daryti, nes automatiškai atsiranda kas? Atsiranda rizika. Ir trečia tokia didesnė problema tai yra, kad šiais laikais daugelis iš mūsų nenorim nieko pardavinėti. Taigi ši idėja, apie kurią aš tau noriu papasakoti, jinai man tuo ir patinka, kad aš galiu pradėti be didelės rizikos, užsidirbti papildomai pajamų tiek, kiek aš noriu, šalia savo darbo ir augti pagal savo norą ir laiką, kiek aš galiu tam skirti. Aš pats pradėjau šitą idėją gvildenti ir užsiimti šią veiklą, statyti šitą verslą, nes ieškojau daugiau laisvės ir būtent noriu susikurti tokias pajamas, kad galėčiau nebegalvoti apie pinigus kaip apie pragyvenimo šaltinį ir būti finansiškai nepriklausomas. Ir ši galimybė man pasirodė labai tinkama tam, tai dėl to aš ir noriu su su visais pasidalinti. Taigi eikim prie pačios idėjos. Mes gyvename tokiam pasauly 21 amžiui, kur mes visi norim to ar nenorim, dažniausiai esame kas tokie, esame vartotojai. Tai reiškia, kad mes kiekvieną dieną kažką vartojam. Ar einam į parduotuvę, perkam maistą, perkam antro būtinumo prekes, važiuojam į degalinę, pilamės kurą ir taip toliau ir visą kitą, naudojam kažkokias paslaugas į kirpyklą ir taip toliau. Ir dažniausiai ką naudot, kaip naudot ir kur naudot, vartot, tai mes dažniausiai renkamės pagal vieną iš 3 pagrindinių kriterijų. Arba pagal vieną, arba pagal kelis iš jų. Tai mes dažniausiai ieškom ko? Ieškom geros kainos, ieškom žinoma, kad ir kokybės ir dažniausiai ieškom dar ko? Ieškom komforto. Ką tai reiškia? Jeigu, tarkim, mes einam į kažkokį prekybos centrą, tai norėdami nusipirkti vienų ar kitų prekių ir ieškodami geresnės kainos, mes galbūt eisim į, nežinau, prekybos centrą numeris 1. Pavadinimai šiandien neįvardinsiu, bet jūs savo pavadinimus galite čia įsirašyti. Jeigu ieškosim kokybės, tai reiškia šviežesnių daržovių ar kažkokių pieno produktų kitokių, kuriuo mano pamėgti yra, kuriuos aš įsivaizduoju, kad jie yra kokybiškesni, tai mes greičiausiai eisim į prekybos centrą numeris 2. O jeigu ieškosim komforto, tai reiškia, kad man reikia kažką nusipirkti čia ir dabar, pavyzdžiui, druskos, tai aš greičiausiai į kitą miesto galą nevažiuosiu, nors ten ir yra mano pamėgta parduotuvė, tai nueisiu į pačią artimiausią, numeris 3, tarkim. Ne? O kas jeigu aš pasakyčiau, kad yra parduotuvė, kuri duoda visus šituos 3 dalykus iš karto. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa, tokia parduotuvė yra, jinai yra internetinė ir tokią internetinę parduotuvę yra sukūrusi kompanija Amway. Taigi, ir šita kompanija jums duoda, mums visiems duoda galimybę gauti visus šituos 3 privalumus. Kaip taip gali būti? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš turiu savo parduotuvę, ją atsidarau, tai aš gaunu kainą, tai reiškia, kad 20% nuolaidą aš gaunu be išimties visiems produktam, dėl to, kad esu lojalus vartotojas. Toliau, kalbant apie kokybę, aš gaunu aukščiausią kokybę ir tai patvirtina 90 dienų pasitenkinimo garantiją. Kas tai yra? Tai yra, kad 3 mėnesius aš galiu
naudot, vartot kažkokį tai, ragaut kažkokį tai produktą ir jeigu per 3 mėnesius aš nusprendžiu, kad jis nepatenkino mano poreikių, tai reiškia, kad man nepatiko kokybė, nepatiko kvapas, skonis ar dar kažkas, aš galiu tą produktą tiesiog gražinti gamintojai ir man 100% gražina visus pinigus. Tai labai daug ką pasako apie tų produktų kokybę. Ir komfortas, tai reiškia, kad man nereikia niekur važiuoti, per 48 darbo valandas DPD man tiesiai pristato į namus, arba jeigu noriu, į paštomatą, čia jau pasirenku kaip noriu. Taigi, šita galimybė gauti visus šituos privalumus gali pasinaudoti kiekvienas iš mūsų. Tai reiškia, aš galiu nuspręsti atsidaryti savo internetinę parduotuvę ir be jokių įsipareigojimų aš galiu gauti visus šituos privalumus. Tai kurgi čia tos papildomos pajamos? O papildomos pajamos atkeliauja labai paprastai. Jeigu aš žinau apie šituos privalumus ir žinau, kad šitas dalykas, produktai yra kokybiški ir tikrai gaunu pigiau, sutaupau pinigų, gaunu komfortą, tai aš galiu šitą idėją pasidalinti su savo pažįstamais žmonėmis. Ir šitai besidalindamas su savo pažįstamais žmonėms šią idėją, aš ką darau, aš kuriu vartotojų organizaciją. Tiesiog žmonių komanda, kurie savo nori pirktis gerą kokybišką produktą, sveiką, ekologišką, koncentruotą ir tokiu būdu susikuria tam tikra komanda. Susikūrus šitai komandai, visa komanda perkasi šitoj parduotuviai ir sugeneruoja kažkokį tai kiekį pinigų, už kuriuos jie nusiperka tam tikrą kiekį produktų. Ir kai yra pasiekiamas tam tikras kiekis tų produktų nusipirktų, firma pradeda gražinti tiem vartotojams visiems, pradeda gražinti tam tikrą procentą nuo tos sumos, kiek jie suvartoja. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo komanda yra didesnė, kuo daugiau yra vartotojų, kurie vartoja, ne tiesiog būna, bet vartoja tuos produktus, tuo didesnį procentą, tuo daugiau pinigų kompanija tai komandai visai gražina. Tai mano aktyvumas, mano noras, kokio dydžio aš tą komandą noriu sukurti, kokio dydžio premijas, išmokas, procentus aš noriu gauti, tai priklauso visiškai nuo manęs. Tai pradžioj labai nepersistengiant galima užsidirbti nuo keliasdešimt iki kelių šimtų eurų per mėnesį papildomai. Jeigu noriu padirbėti rimčiau arba padirbu ilgiau, tai galiu ir užsidirbti ir tokias pajamas, kurios jau man leistų išeiti iš darbo ir gyventi vien tik tai iš šitų pajamų. Taigi, dar šiek tiek noriu pasakyti apie pačią kompaniją. Kompanija yra labai patikima ir tai rodo tiesiog labai paprasti skaičiai. Ši kompanija yra iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jinai jau veikia tokiu principu 60 metų. 60 metų jinai jau suteikia žmonėm galimybę užsidirbti papildomai pinigų, vartot gerus kokybiškus produktus, gauti juos komfortiškai, gauti gerą kainą, pigiau. Ir ši kompanija tai daro, tai yra tarptautinė kompanija, jinai veikia ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, jinai veikia jau virš 100 pasaulio šalių. Tai šie dalykai labai aiškiai parodo, kad kompanija yra labai rimta, jinai tarp kitko yra numeris 1 savo srityje. Tai va, tai tiek trumpai apie tą kompaniją ir tiek trumpai apie pačią idėją. Ir kai aš papasakoju šią idėją, visą laiką klausytojas turi, viskas priklauso toliau tik nuo paties klausytojo, tai yra priklauso tik nuo tavęs. Tu dabar turi kelis pasirinkimo variantus ir tie pasirinkimo variantai yra labai paprasti. Tai reiškia, išgirdus šią idėją, tu gali pirmiausia, galbūt tu nenori nieko keisti, tau yra viskas tvarkoja kaip dabar yra ir tai nėra blogas pasirinkimo variantas, tai reiškia, kad tu lieki ten, kur esi, darai toliau tai, ką darai ir tiesiog tada norėčiau pasakyti, kad žinok, kad tokia
galimybė egzistuoja, jai galiojimo laiko nėra, ir jeigu pasikeistų gyvenimiška situacija, tai gali susisiekti su žmogum, kuris tau atsiuntė šį video, ir jis tau suteiks visą informaciją ir priims į savo komandą, tikrai garantuoju 100%. Toliau, galbūt tu jau dabar nori užsidirbti kažkokių pajamų, tai reiškia, kad tu turėtum susisiekti su žmogum, kuris tau atsiuntė šį video ir susitarti dėl susitikimo, kurio metu per gerą pusvalandį tau paaiškins detaliau šią sistemą, kaip, kiek tų pinigų čia galima užsidirbti, ką reikia daryti ir taip toliau. Ir tikrai jokio spaudimo, tai būtų tik tai pokalbis, kad sužinot detaliau apie šitą idėją ir galbūt pamatyti tuos produktus, kaip jie atrodo. Ir trečias pasirinkimo variantas yra, galbūt tu nenori uždirbti šiuo metu pajamų, tau nereikalingas dabar nei verslas, nei papildomi pinigai, bet tu norėtum sužinot, pamatyti, pabandyti šituos kokybiškus produktus. Produktų yra tikrai labai daug, kiekvienas savo gali išsirinkti įvairius dalykus įvairiose srityse, tiek sveikatos, tiek grožio srityse, tiek namų priežiūros. Ir produktai, kadangi yra labai kokybiški, kaip ir minėjau, galima ne tik tai sveikiau gyventi juos naudojant, bet ir dar sutaupyti kažkiek tai savo pinigų, tiesiog pakeičiant tam tikrus produktus savo namuose. Tai va, tai idėja tokia paprasta, ačiū už tavo laiką, kurį čia skyrei išklausyti manęs, ir jeigu susidomėjai kažkuriuo iš šitų variantų pateiktų, tai susisiek su žmogum, kuris tau atsiuntė šį video, ir nepamiršk, kad kartais vienas pokalbis gali netgi pakeisti gyvenimą. Sėkmės ir iki.